Ar esi kada nors matęs, kad mokytojas pažemintų mokinį? Taip. Taip. Ne. Taip. Taip. Ne. Taip. Taip. Ne. Taip. 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 Pastaruoju metu Lietuvoje užfiksuoti net keli šokiruojantis mokytojų smurto prieš mokinius atvejai. Ar esi dėl mokytojo kalties praradęs motyvaciją? Ne. Taip. Ne. Jo, kartais. Ne. Ne. Jo. Taip. 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 Viena didžiausių mokinių motyvacijos praradimo priežasčių – blogas ryšys su mokytojais. Ar esi matęs verkiantį vaiką po mokytojo komentaro apie jį? Ne. Taip. Taip. Ne. Ne. Taip. 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 Ne. Taip. 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 63% moksleivių teigia, kad mokytojai taikė jiems emocinį smurtą. Mokytojas ir mokytojai yra vieni svarbiausių žmonių vaikų gyvenimas. Ir nors kartais, pavyzdžiui, iš paauglių maištingo elgesio taip gali neatrodyti, bet tai, ką mes pasakome, vaikams užstringa ilgam. Norėdami kurti saugią be patyčių aplinką, turime visų pirma pradėti nuo savęs, naudoti pagarbų, empatišką bendravimą, atliepti ir bandyti suprasti kiekvienam ir kiekvienai kylančius jausmus ir emocijas ir kurti saugumu grįstą ryšį su kiekvienu mokiniu ir mokine.